Treneris sužaistos pirmos kontrolinės rungtynės, rezultatas nemalonus, bet, kontrolinės lieka kontrolinės. Kaip žaidimas, kaip jūsų vertinimas visko, ką pamatėte šiandien? Nu jo, galbūt jeigu vertinant rungtynės per rezultato prizmę, jis tikrai nėra smagus ir pralaimėti 4-0, bet buvo ir neblogų dalykų, ypatingai pirmam kėlinį. Aišku, tie tokie, mano nuomonė, tokie pigus įvarčiai, bet pati pradžia. Matom, kur galėsim tobulėti. Daug dar reikia dirbti ir žaidimo organizacijoje ir ginantis, taip kad žiūrim į priekį. Kontrolinė visada tam ir skirtos, ar ne geriau pralaimėti kontrolinės, jeigu po to tai komandai nepralaimi sezono metu. Sirgaliam įdomiausia, aišku, nauji veidai galimi, tie, kas peržiūroje dalyvauja, kokie įspūdį jums paliko, kažkokias išvadas gal po to pirmo rimtesnio pasižaidimo galima daryti? Nu, turėjom keletą vaikinų peržiūroje, aišku, prieš rimtą priešininką. Kaip ir minėjau prieš tai, kad buvo ir neblogų momentų, buvo prastesnių. Taip kad matysim, peržiūrėsim video ir spręsim, kas toliau, galbūt norėsim dar pasilikti juos ilgiau. Aišku, dar ieškom papildymo, taip kad darbai nesustoja ir važiuojam toliau. Sudėtis turbūt dar, kaip visada, labai tolima nuo tos tikriausiai, kurią matysim sezono metu, tiek bendra su rotacija jau įskaitant. Nu jo, tai kartais, žinot, kai žaidėjai būna nuo pirmų draugiškų rungtynių užpykę, kad nežaidžia pagrindę, bet statistiškai tie, kur pradeda pirmas draugiškas varžybas, tai sudėtis keičiasi 60-70%, taip kad kiekvienas turi dar laiko ir kad įrodytų, kad vertas pagrindo sudėties. Pirmą etapą Sūduva praleido pasirengimo, kam daugiausiai dėmesio skyrėt, gal fizinio pasirengimo daugiau, gal krūviai didesni? Jo, tai krūviai normalus dalykas, kad didesni, taip kad iš lėto neskubant dirbam, taip kad kaip jau minėjau, dar trūksta žaidėjų, bet tie darbai ir dar sunkesnės laukia treniruotės, taip kad viskas gerai. Ir kaip į priekį dirbs komanda, nieko nekeisit per daug turbūt, yra tas ciklas gal panašus kaip ir pernai buvo? Tai jo, čia daug ko neprigalvosi, ruošiamės čia Marijampolei, savaitiniai ciklai, gale užbaigiam rungtynėm ir taip eisim iki sezono pradžios. Pirmas įspūdis gal, bet pažiūrėjus žaidimą turbūt žais Sūduva tą patį, ką buvot pernai pasirinkę, lyg ir nebuvo kažkokių taktinių didelių pakeitimų. Nu, matysim, kaip pasiseks surinkti žaidėjus, kažką turės. Norėčiau kažką truputį pakeisti, bet matysim eigoje kokius žaidėjus turėsim ir kaip tas žaidimas klijuosis.